Sveiki, šiandien turim BMW G31 5 serijos 540D. Tai čia yra 3 litris dizelis, 235 kW. Žvėriukas, paketas, M-kiniai stabdžiai, M-kiniai suportai ir keisim stabdžių diskus ir kaladės. Problemėlė, kad stabdant drebina. Tai bus diskai sumesti. Anksčiau buvo viskas labai paprasta, kai būdavo hidrauliniai vairo stiprintuvai. Jeigu stabdant drebina per kėbulą, ne per vairą, tai galiniai diskai, jeigu stabdant drebina vairą, priekiniai diskai. Dabar susidūrėm su tokiais atvejais, kai, kaip šis, reikia tikrinti, nes stabdant drebina ne per vairą, o jaučias per kėbulą. Per vairą nesijaučia, kad vairą draskytų. Bet būna taip, kad elektrinis vairo stiprintuvas, kaip čia, jis sugeria smūgius ir nesijaučia per vairą. Tai parodysiu, kaip patikrinti. Pirmas būdas - pasikelsim, iš rankos suksim ratus, priekį galą būna jaučiasi tas toks sukia aplinkui ir pasunkėja, palengvėja, pasunkėja, palengvėja. Jeigu tai pajausim, tai iškart žinosim, kurie. Būna, kad nelabai jaučias, tada teks dėti tokį kaip mikrometrą ir žiūrėsim diskų netolygumą. Bet čia gan smarkiai drebina, tai manau, iš rankos sukimo turėtumėm pajausti. Kągi, keliam į viršų ir žiūrim. Pirmiausia, pasižiūrim, ar nekliba niekas. Būna, jeigu kas labai kliba, irgi drebina stabdant. Taip ir dabar. Mėginam pajausti netolygumą. Žiūrim kaladės. Gale daug kaladžių. Kaip ir nesijaustų vienas galinis. Įtartina. Kitas galinis. Kaladžių turim. Užmėsiu akį iš vidinės pusės kaladės. Gale kaladės kaip naujos. Dar kartais matos šešėliojas diskas, čia atrodo tolygus. Gal iš garso ir jau girdėtus. Toks vienoje vietoje labiau. Po to nutyla. Toks galbūt įtarimas minimalus, bet neženkliai. Einam į priekį. Kaladžių jau nebėra beveik. Toks kaip ir įtartinas, bet ne akivaizdžiai. Nėra kaip 100%. Čia taip kad jau kaladžių 0. Bet kokiu atveju diskai keisis jau tokie kaip ir ploni. Šitas diskas jaučiasi. Kai ventilius šitoj pozicijai, sukiojas lengvai. Kai ventilius šitoj pozicijai, toks norėtų strigti. Čia lengvai. Čia jau irgi lengvai. Čia pradeda strigtis tą vietą ventilius. Čia lengvai. Čia taip pat panašiai, čia lengvai. Čia sunkiau truputėlį. Čia labai lengvai. Čia truputėlį sunkiau. Tai verdiktas toks, kad kaladžių tikrai reikia priekiui. Diskai labai ploni. Tai taip pat naujus dedam. Ir jaučias, kad jie sumesti. Pabandom tą patį su galu padaryti.
nelabai jaučiasi. Tai taip pat. Visur atrodo tolygiai. Visi tarimai krenta priekiui. Užsakinėjom dalis, keisim priekyje stabdžius. Taip, reikia nusimti, pasimatuoti stabdžių diską, nes duoda du variantus palei VIN kodą. Kad įrenkantis su M stabdžiais, vis tiek ten, bet turbūt didesni bus, yra 308 diametras ir 374 berods diametras. Aš spėju, kad bus didieji, bet prieš užsakant pasimatuosim. Plius yra skirtumas, kairė dešinė, ten aušinimo matyti sparneliai eis, kad gerai aušintus. Tai nusimam ratą, pasimatuojam disko diametrą. Labai tiksliai neišmatuosim nenuėmę, nes per šitą išnešimą tiksliai neina, bet galima atskirti beveik 35 cm ir virš 37. 35 cm būtų čia, mes turim 37. Matom, kad apie 37 turim, tai tas ir bus didysis 374 mm. Kągi, kol laukiam dalių, galim išsiardyti, išsivalyti viską, pasiruošti surinkimui. Tai pirmiausia atsilaisvinam varžtelę, prilaikantį į diską. Jaudijas. Kadangi jau diskai keičiami, galim čia užsikišti atsuktuvą, įremti, kad prisilaikyti. Šiaip taip negalima, galim sugadinti diską, bet mūsų diskai vis tiek išmetimų jau. Taip, galim pasilikti, prikabinti varžtelę. Taip, čia gigantai suportai. Susisukam vairą. Atsijungiam laidelį. Čia inspekcinis daviklis, palei viską jau jis turėjo būti prasitrynęs gal. Išoriniai mažiau, vidiniai dar buvo. Dar gan daug vidiniai. Netolygiai dyla, kažkas gal stringa. Pažiūrėsim. Išorinių jau nebėra kaladėlės. Vidinės dar yra. Čia turim atlaidelis, praeina visur. Čia dėžutę turim. Dėžutė laideliai, ABS ir kaladėlių. Taip pat jungiam laidelį. Susiradau tokį kaltuką. Iš tikrųjų įvairių pasiėmiau. Tas idealiai lenda. Mėginam su to iškalti tą pinuką. Vienas jau išėjo kažkiek. Antrą kalam. Čia kaip matom lenda lauk. Bandom traukt lauk. Šitą dar norėtų skalt, bet jis ten kažkaip skipuojas. Kažkodėl neina lygiai. Šitas gerai jau išsikalia. Šitam dar trūktų biškį. Jis kažkaip paslinko į apačią. Gal jis ekspirokliuoja. Paėmiau tokį šešiakampuką, neradau nieko kažko plono tokio ilgesnio. Čia kažko užsprangino, užlaužė. Taip įspirokliuoja iš kaladžių. Iš šešiakampio pasidariau tokį. Nupjoviau tą L formą ir užapvalinau, kad gražiai man lįstų.
Pagaliau vienas. Antras. Reikėtų kažkokį pasidaryti. Ar naujus tokį sudėti. Pasidaryti tokį. Bet ilgą. Kad galėčiau kiaurą išmušti reikėtų. Mažiau vargti. Bet labai retai kada su tokiais stabdžiais atvažiuoja. Gigantiškais tai nedažnai prireikia. Taip, dabar turi kažkaip išsitraukti kaladės lauk. Stūmokliukai lengvai susispaudžia. Taip, vat, lekutė, kuri prilaiko kaladės. Čia kaladas. Šit, kokios didelės. Tekstar. Tokią firmą mačiau pirkti. Bet dėsim kitos geresnės firmos. Jo, kaladas jau suvarytas, drožtas. Daviklis dar jau buvo labai šalia, dar neprigavo. 4 cilindriukų suportas. Mums reikės pasižiūrėti, ar jie lengvai vaikšto. Žiūrim lengvai. Kaip matom, viršutinis spaudžiu, apatinis lengvai išlenda. Apatinis spaudžiu, viršutinis lengvai išlenda. Tai vaikšto gerai. Šitoj pusėje viršutinis spaudžiu, apatinis išlindo lengvai. Apatinis spaudžiu, viršutinis išlindo lengvai. Tai vaikšto gražiai. Viskas tvarkoja su jais. Tik reikės plokštumus apsivalyti, vis tiek reikės nusimti. Tokie kaip klijai buvo. Prisiklijavę. Tai va, stabdžiai rimti. Viskas ok. Davikliuką tą patį paliksim, jis neprotrintas, geras. Atsukinėjom suportą. 2 varžtai. 1, 2. Ir jis atsikels. Taip. Didelis, bet nesunkus. Aliuminis, lengvas. Po to prasivalysim tas vietas stūmokliukų, kad naują kaladę lygiai gražiai prisidėtų. Dabar gražiai pasikabinsim, nusimam diską. Čia jau sutvarkyta. Laiko viskas gerai, taip ir paliksim. Apsivalom čia. Apsivalom stebulę. Čia švaru, sutepta. Tai va, iki apsivalėm stebulę. Dabar norėtumėm apsivalyti suportą čia tą vietą. Nežinau, kaip jums pavyks parodyti. Negaliu bet kur, bet kaip pasidėti suporto, nes nudažytas nesinori nubražyti. Tai esmė, apsivalysiu, dildę pasėmiau, tas stūmokliukų vietas. Nusivalysiu švariai, kad nauja kaladė lygiai į plokštumą prisidėtų. Taip, išsivaliau ir tas vietas stūmokliukų ir čia, kur šliaužioja kaladė, taip pat. Tai ši pusė padaryta, suportas išvalytas, gulėvietė išvalyta, paruošta viskas surinkimu atgal. Kągi, aš keliauju kitą pusę tą patį pasidaryti ir susitinkam, kai dedam naujos diskus ir kaladės. Kągi, kitoj pusėje taip pat išvalyta, stabulė nuvalyta, viskas išvalyta. Taip pat kaladės buvo jau mirusios. Diskai ploni. Turim naujas dalis, paėmėm geros firmos. Kągi, pakuojam.
Čia nusiplėšia lipioškės ir kaip prisiklijuotų. Kad nebarškėtų turbūt. Oho, kaip jos tokios. Ne per visą plokštumą. Įdomi, tik sumažino kaladžių. Ar senosios turėjo, tai nežinau, gal ne. Neatrodo, kad būtų turėję. Susilyginam dydžius. Viskas taip pat. Viskas atitinka. Kągi, pakuojam diskus. Įdomu, ar prie kiekvieno disko bus po 2 pridėti. Turbūt, kad taip. Gruntuoti. Kaladės pasitikrinom, kad vienodos. Parodysiu, kaip pasitikrinti diskus, ar tikrai tokie. Tai pirmiausia, diametras. Sudedam taip, kad aukštį atitiktų. Čia yra pačio disko diametras. Po to išnešimai būna skirias. Išnešimą galim taip patikrinti. Sudedam, kad lygiai susidėtų. Jeigu vieno disko išnešimas didesnis, tai bus, tarkim, taip jau atsitraukia, nes nesusiglaus lygiai. Diametras geras, išnešimas geras. Vadinasi, diskai tinka. Dar su diskais toks niuansas, kad skiriasi jie pusėmis, kairė dešinė. Matom kodas ir L left, o čia R right. Kuom jie skiriasi? Aušinimo vietos kryptimi. Tarkim, sudėjom vieną kitą pusę ir matom kryptis vienodą. Jeigu dėtumėm juos į vieną pusę, diskus, tarkim, vairuotojo pusėje sudėtumėm diskus. Abu matom, vienas turi vienokią kryptį, aušinimas, kitas turi jau priešingą. Vienas ten eina, kitas ten eina. Čia, kad geriau aušintus, kad kaip veikia kaip propeleris, geriau aušinas, išmeta orą. Tai vat. Tai kągi, rodau vieną pusę kaip surinkinėju, po to kitą pusę galbūt pagreitintai parodysiu. Tai kągi, dedam diską, dedam kalades. Taip, čia esam apsivalę. Plonai patepsim pastos. Sutepu varžtelio sriegius, to prilaikančiojo. Tiesiog plonai, kad nerūdytų. Taip, dedam diską. Prasisukioju dar stupicą, stebulę, kad pasta išsivaikščiotų tolygiai. Varžtelis naujas, varžtelis suteptas. Įsisukom švelniai, kur nučiupinėjau, apsivalau, kad nebūtų riebalina. Kita pusė taip pat. Dabar suporto eilė. Galim galbūt susitepti iškart tas šliaužimo vietas kaladėlių. Taip, viršui, apačioj. Dedam suportą. Taip, suportas vietoj. Kaladėlio eilė. Kaladėlės vienodos, nesiskiria vidinė išorinė. Jums reikia persidėti daviklį. Kažkodėl nėra spilgelės. Nelabai laikosi. Daviklis nesilaiko. Būna čia tokia dar blekutė mini, kuri prilaiko į seną kaladę. Tvirtai įsistato. Sunkiai įsistato. Ir laikosi. Manau, jo nesilaiko.
Oi. Einu kažką išsispręsiu, parodysiu jums. Gal rasiu kokią nuo kito daviklio blekutę. Radau kitą tokį davikliuką. Yra blekutė, apie kurią aš kalbėjau. Tokia. Tai klausimas, ar jinai tiks mums čia. Kaip ir tinka. Žiūrim, kaip įsistatys čia. Klukt. Ir laikas. Jei. Pavyko. Visai nuo kažkokio kitokio daviklio. Vat kartais gerai neišmesti visokių šiukšlių. Būtų reikėjo važiuoti naują daviklį pirkti. Vat radom, turim. Laikosi. Būt. Tai kągi. Dedam kaladės. Taigi. Su davikliu bus vidinė. Nusiplėšiam lipnų. Čia yra toks. Nėra lipnus, yra lipnus. Koks. Jo. Lipnus. Kad prikiptų, manau, prie stumokliukų, kad nebūtų laisvumo, barškėjimo. Tai va, šliaužiklius esam susitepę. Dabar tiesiog įstumsim kaladėlę. Įsistatėm vieną. Čia galim iškart laidelį prasimesti. Nuplėšim kitą. Ataja brangios kaladėlės. Statom kitą, žiūrim stumokliukus, gal praeis. Taip. Dabar lėšiai skardeliai. Jį prilaiko kaladėlės. Taip. Ir dabar eilė šiems pinukams. To aš juos truputėlį apsivalysiu. Galim gal truputėlį susitepti, kad ateityje nesurūdytų, neįrūdytų. Ir iškaliam iš čia ten, kišam iš kito galo čia. Sunkiai lenda. Taip. Pralindo. Dabar čia iš galo sukaliu lygiai su suportu. Lygiai. Nes gale yra toks burbuliukas, žiedelis. Jis kaip fiksacinis, jis yra su išpjova. Kai įsikala, jis įsifiksuoja ir neduoda tam kaišteliui per vibracijas, per laiką išeit lauk. Tai dabar viršui bus jau įtempimas, bus sunkiau. Pirmiausia, turi praeiti pro kaladėlę, tada šitą spilgutę užlaušim, kad pro ją prasikištų. O taip. Toliau pro kitą kaladėlę praėjo. Taip pat lygiai sukalam. Ir kągi viskas. Kaladėlės vietoje. Kas mums lieka dabar? Susidėti šlangutę, laidelius. Taip, viskas vietai. Pasijungiam kaladžių daviklį. Viskas vietai, viskas gražiai. Naujos kaladas, naujas diskas. Viena pusė taip. Einam prie kitos pusės. Viską tą patį. Čiuk padarom. Čia matom skardelę atkibus. Tai čia kitur laikosi. Tai greituoju būdu paremontuosim, kaip kitoj pusėje buvo remontuota. To jums parodysiu. Taigi, išsikirpau tokią blekutę aliuminę, prasikaliau skylutę, sutepam varžtelį ir turim tokią kaip šaibą ir prisukam.
Ir turim, tvirtai laikosi, viskas tvarkoja. Toks greitas remontas. Na ką, antra pusė taip pat surinkta, kaip ir darbai į pabaigą. Dedam ratus, žiūrim ar resetina su kompiuteriu. E-serijoms, tarkim, ten E6, E9 resetindavos priekiniai stabdžiai, E7 dar X-ui per kompą servizas resetindavos, F-kiams, man atrodo, taip pat resetinas, G-škiai nebepamenu, bet atsimenu, kad jau kažkam nebesiresetina, tai turbūt G-škiai galbūt nebėra parametros kaip kaladžių reseto, kaip ten E-serijoms, F-serijoms yra priekinės kaladės, galinės kaladės, tepalų servizas, ten stabdžių skystis, man atrodo, dar kažkas. Čia jungsim kompą, žiūrėsim, jeigu gerai pamenu, G-škiams nebėra to. Kągi, dedam ratus. Ratlankius čia apsivaliau plokštumą, plius sunkiai nusiėmė nuo stabulės, tai čia apsivaliau tą žiedelę ir švelniai sutepsim su keramika, kad nerūdytų. Gal toks kaip ir žaidimas, gal ir nebūtina, bet man atrodo taip kultūringiau. Stengiuosi visada tai padaryti planai. Čia galim netepti, nes ten ant stabulės turim užsitepę. Čia vat ant stabulės turim, kad nerūdytų. Oba! Per pastarosius mėnesius laukiu iš jūsų gana daug žinučių apie automobilių gedimus. Siunčiate darbų sąmatas kitų paskaičiuotas su klausimais, ar verta remontuoti, ar nepriskaičiavo kosmoso ir panašiai. Tikrai suprantama, kad nesinori permokėti už kažkurios darbus automobilio remonto ir tikrai gali praversti antra kaip meistro nuomonė apie kažkokius atliktus darbus ar numatytus daryti darbus. Todėl tokiems atvejams specialiai jums sukūriau asmeninės konsultacijas per WhatsApp ar Viber. Klausimas, kaip tai veikia? Labai paprastai. Siunčiate man savo klausimus, nuotraukas, o aš jums atsakau aiškiai ir konkrečiai apie jūsų situaciją. Pavyzdžiui, švis ar verta taisyti, tarkim, tokį gedimą, kurioj vietoj galėtų sutaupyti, kurioj vertėtų netaupyti vietoj, kokias dalis rinktis geriau, kokios firmos dalis rinktis geriau ir panašiai, kokie galimi gedimai, tarkim, ar kažkokia garsa atsirado, kas galėtų būti ir panašiai, įvairiausi klausimai laukiami. Taigi, jeigu reikia pagalbos, visa informacija apie registraciją ir konsultacijas rasite šio video aprašyme. Kągi, stabdžiai pakeisti. Aš dar pasijungsiu kompiuterį, prasivažiuosiu, švelniai pritrinsiu kaladės ir bus mašina užbaigta. Tai ką, ačiū, kad žiūrit ir iki sekančių.